Taigi, labas vakaras, mėly mūsų televizijos žiūrovai. Kaip visada su jumis šeštadieniais laida video interpretacijos. Na ir šiandien mūsų studijoje vieši iš tikrųjų labai gerai pasaulinėje kino scenoje žinomas žmogus, šiuo metu vadybos universitete vadybą studijuojantis vadybininkas Žilvinas Lebrauskas. Žilvinai, sakykite, kokią vaizdo medžiagą šį vakarą pristatysime, išanalizuosime gabalas po gabalo mūsų žiūrovams? Šį vakarą mes turime paruošę jums žiūrovai video pavadinimu Silkių magnatas. Na, jį galite rasti šiek tiek reklamos internetiniam saite. Portale galbūt reiktų sakyti, taip, YouTube. Ir, peržiūrų skaičius šiuo metu siekia apie 20 000 individualių peržiūrų. Galėtume sakyti, kad, tokiais mastais, kad galbūt plungė, galbūt, kad visa plungė matė šį video. Taip, kiekvienas plungio žmogus matė šį video. Net dveji prienai, sakykime taip. 2 prienai, 1 plungė, galima būtų taip lyginti. Taip, ir aš manau, kad galbūt nesileiskime ilgas diskusijas apie patį video, geriau kaip ir kartu su žiūrovais pražiūrėkime jį ir pažiūrėkime, ką mes galime jame atrasti gero, o galbūt ir ne visada. Bandome, žiūrėsime, kas gausis, iš tiesų esu labai sujaudintas pristatymo šios vaizdo medžiagos. Tai yra neeilinis video visų pirma. Be abejo. Tai galbūt ir pradėkime. Galbūt ir pradėkime. Kam silkių skanių? Atlanto silkių. Oi, žmonės, paklausyk. Kodėl silkės skraidžia po okeaną? Nežinot? Kur jos nuklydo? Nežinot? Atlikti čia, atplaukti kur kitur. Nežinot? Matome vaizdo klipas, istorija prasideda nuo monologo. Taip, tai yra iš karto pagrindinis veikėjas, kaip ir, pramintas yra Silkių magnatas. Ne tai, kad pramintas, jis yra Silkių magnatas, taip, sutinku su jumis, kolega. Ir esmė ta, erdvė laikas, manau, pakankamai aiškus iš pačios pradžios, tai yra turgus. Diena. Taip, tai yra turgus diena. Šiltasis metų laikas, Lietuva, nes šneka žmonės lietuviškai. Taip. Ir iškart pats magnatas pradeda savo monologą, šiuo atveju, nuo 2 klausimų, labai svarbių. Taip, tai yra 2 pradiniai klausimai įvedantis į pačią situaciją. Taigi jis klausia, kam silkių skanių? Atlanto silkių. Atlanto silkių. Vėlgi tai pabrėžia, kad jis turi visų pirma, jis parodo, kad jis turi tų silkių ir kad nebent kokių turi, o atlantinių konkrečiai silkių. Pirmo klausimo pabaiga yra, kam silkių skanių. Taip. Reiškiasi, šis teiginys iškart implikuoja, kad magnatas pasitikė savo produkciją. Jis tikriausiai jau visų pirma tai yra ragavęs. Realiausia, kad taip. Taip, tai žodžiu jis pristato, kad jis turi skanių atlantinių silkių. Taip. Pagrindinė informacija, kaip ir turi tikras oratorius, pirmuoju sakiniu įveda į temą. Taip, galbūt tikrai kažką ir sudomina tuo pačiu. Taip. Ir toliau, žiūrėkime toliau. Taip, tai seka kaip ir toks kreipinys, tai yra, cituoju iki pirmojo klausimo. Tai, oi žmonės, paklausykit, kodėl silkės skraidžioja po okeaną? Taip, čia klausia magnatas, kodėl silkės ne tai, kad plaukioja po okeaną. Taip. Jis klausia, kodėl silkės skraidžioja. Tai yra, tikriausiai ne visi pastebi, bet tai yra labai didelis skirtumas skraidžiot ir plaukiot yra 2 skirtingi. Žmogus gali plaukiot? Gali. O skrist ar gali? Ne. Tai yra kažkas jau... Dabar pagalvokime, kolega, o kas gali skristi? Skristi gali aukščiausios dievybės. Paukščiai, dievybės ir lėktuvai. Ar ne? Ir Batman. Ir Batmanas. Bet tikriausiai apie Batmaną yra supergalių turintis. Taip, tai yra supergalius. Veikėjas. Reiškiasi, pats magnatas tiki, kad silkės yra dieviškas kūrinys. Jis tiesiog, parodo, kad silkės nėra kažkas tokio kaip paprasta žuvis, nes silkės visų pirma tai skraidžioja. Ir neben kur, o po okeaną. Po okeaną. Okeanas, lietuvių kalba, be abejo, yra vandenynas. Taip. Ir po viso teiginio ir klausimo eina dar kaip ir klausimasis prieveiksmis, kaip mes anksčiau diskutavom, tai ar nežino? Nežino. Ir būtent čia įdomus labai momentas.
Lietuvių kalboje abejonę keliantis klausimas būtų nežinot, pilna forma nežinote. Šiuo atveju Taip. magnatas norėdamas parodyti savo individualumą, jisai klausė nežinot su ilgoji Y. Tai yra abscisio ašis, Apsisiušis. Y. Graikiška abėcėlė, žinoma. X ordinačių čia. Taip. Gal aš painioju, aš nežinau. Aš manau, kad ne, bet pasižiūrėsime galbūt šiek tiek. Gerai. Taip, tai ir iš karto seka kaip ir antrasis jo klausimas, tai kur jos nuklydo? Ir vėlgi, ar nežinot? Na čia, manau, kolega, pritarsite, kad pakankamai akivaizdu, jog jau klausdamas pats magnatas žino, kad žmonės nežino, kur jos nuklydo. Taip. Jis žino, kur jos nuklydo, bet žmonės nežino. Bet jis iš mandagumo. Klausė, ar žino, ar... Taip, na tiesiog jis parodo, kad jis galbūt, na dar, tiesiog ne galbūt, o gerbė tos žmonės. Taip. Jisai žino, kad jie nežino, bet jis to neparodo. Taip, jisai paklausė, o galbūt jūs pat praeivis Gal kas nors žino? Kestas, galbūt O gal jūs, kažkas gal iš jūs jūsų žino? Taip. Niekas negali žinoti. Ir trečiasis, taipogi tikrai labai svarbus, ne pats paprasčiausias klausimas seka, ar likti čia, ar plaukti kur kitur. Ir taipogi vėlgi nežinot. Ir čia jau galime spręsti, ar likti čia, ar plaukti kur kitur. Reiškiasi, tos sąlygos Atlanto vandenyne silkėms galbūt ir nėra pačios idealiausios. Ir Taip. dabar magnatas ką jis daro? Nes jis suteikia Jis alternatyvą provokuoja. pačiam klausime. Taip, jis provokuoja Kad kažkur galima pasvarstyti, ar yra kažkokių alternatyvų toms silkėms kažkur kitur ten Taip, plaukti, keltis. Ir žinoma, tikriausiai galima kaip ir mąstyti, kad alternatyva galbūt tai yra jo stalas. Jo prekybininko stalas. Pritariu, Aš bent jau taip manau. aš pritariu. Pritarėte, labai malonu. Taip. Na ir galime toliau žiūrėti, kaip vystosi pati video dinamika šio siužeto. Taip. Jūs akli kačiukai, nusipirkit silkių, daug, tada viską sužinosit. Ko pagaidausite? Ir iškart matome kreipinys, kreipiasi į žmonės, cituoju. Jūs akli kačiukai. Taip. Kas yra kačiukas? Kačiukas tai yra silpnas, bejėgis gyvūnėlis. Ir tai buvo kvailas. Naivus. Taip. Ir dar pabrėžia akli. O ką aklumas simbolizuoja metaforiškai? Na, tiesiogiai aklumas, tai nieko nematai. O metaforiškai nieko nesupranti. Taip. Tai konkrečiai jis vėlgi netiesiogiai, galbūt nenorėdamas įžeisti turgaus žmonių, Taip. prekeivių, praeivių, na, jis kreipiasi šiek tiek kitaip, bet parodo, jog jis tą žinių lygį bagažą yra sukaupęs kur kas didesnį. Jis turi negu- kompetencijos. Taip. Tai silkių jis rodo klausimais. automatiškai Taip. savo Ir štai kompetentingumą. jisai tęsia, nusipirkit silkių, daug. Tada viskas sužinos. Ir čia yra puikiai tiesiog, kaip pasakysiu, tokį tarptautinį terminą promoutinimas savo Tai yra prekės. paskata. Taip, Pirkti silkę. nusipirksi daug silkių, iškart sužinosi atsakymus į prieš tai pateiktus klausimus. Taip. Na, galime Žaisti toliau. Taip. Aš tik šiek tiek, dar atsuksiu. Taip, kolega. Viską sužinosit. Ko pagaidausite? Kažkaip burnoje, priesku. Sakau, gal silkės turite? O kaipgi, rinkitės? Man vis tiek. Ir dabar... Na, priėjo iš karto galim pasakyti antrasis pagal svarbumą veikėjas šiam siužete. Tai pirklys, na mes jį pavadiname su kolega Ryčiu Pirkliu. Aš netgi drįšiu teigti, kad pirklys šioje istorijoje yra protagonistas. Aš manau, kad visai galbūt idėja Ir nebloga. Bet mes dar nežinome, kas yra. Labai greitai išsiaiškinsime, kas yra antagonistas, prieš ką Žinoma. kovoja pirklys. Taigi, Tai pacituokite, galbūt, na, pirklys jau priėjęs prie silkių magnato, jau kaip ir jį kreipėsi, na, viskas magnatas iš vyksta. pradžių sako, ko Taip, jisai pageidausite. pamatė iš tolo. Jis kreipiasi daugiskaitai į savo Taip, klientą, tai iš yra karto mandagumą. parodo profesionalumą, mandagumą, tai yra kodeksas. Taip. Ir pirklys atsako, kažkaip burnoje prieskų. Sakau, gal silkės turi. Ir čia yra pabrėžiamas žodis burnoje, Taip. nes, na, burna matyti šiam žmogui yra jo vertybė. Viena iš šios istorijos vertybių yra burna. Taip, na, šiaip ar taip per burną juk tenkinama daug mūsų kaip ir, na, pradinių Valgis, valgis, kvėpavimo alternatyva. na, tas pats meilės poreikis, bučinys galbūt, na, tai vėlgi viskas per burną eina. ar ne? Viskas taip. Taip, na ir tada, jau kai paklausė, ar galbūt silkės turite, beje, prieskų, mes apie Taip, prieskų, taip, čia galbūt yra na, labai mūsų žiūrovai svarbus ne dalykas. visi žino, kas yra prieskų. Visų pirma, manau, kad prieskumas burnoje ir yra tas šios istorijos antagonistas, prieš ką kovoja pirklys. Prieš prieskumą. Ir dabar jūs plačiau kaip žmogus, lingvistas, turintis išsilavinimą, galbūt nušviesite mūsų žiūrovus, galbūt ne visi žino, ką būtent reiškia
žodis prieskų. Na, kaip aiškinu, aš šį Terminą, terminą, taip. tai galbūt būsena yra prieskumas labiau, bent jau man asmeniškai. Na, aš lyginu su skoniu, kartais tapatinu su spalva. Ir įsivaizduokite, kad pas jūs burna taip pilka, tai be jokio atspalvio. Ir noris to prieskonio, visiškai nieko nėra. Vat noris to kažko, to galbūt šiuo atveju sūrumo, silkės konkrečiai, kad panaikint tą nieką burnoje, noris akcento turėti. Tai tas prieskumas, tai neturėjimas jokio akcento, manyčiau taip. Na, aiškinčiau, žinoma, taip. Taip, definicija pakankamai aiški, manau, galime judėti toliau. Taip, na, Magnatas jau po to viso klausimo ir kreipiniosi sako, o kaipgi, rinkitės. Na, čia šiek tiek tokia ironiška situacija, kad tai jau yra priėjęs ironija. prie silkių Magnato pirklys paklausė, sakau, gal silkės turite. O silkės yra ant stalo. Savaime suprantama, kad silkių Magnatas turės silkės ir Magnatas tokio klausimo tikrai nelaukė. Na, tai gal šiek tiek yra tokia žaibas iš giedro dangaus vadinčiau. Susistebėjęs, tiesiog klausė, o kaipgi, kaip aš galiu neturėti silkių? Taip, aš jau silkių magnatas. Būtent, ar ne? Be abejo. Ir na, šiaip ar taip jis grįžta toliau savo būvį normalų, mandagumų ir sako, rinkitės. Taip, na, profesionalas taip ir turi elgtis, kada ateina klientas, Tačiau pirkti produktą, jam siūlo rinktis. Taip. pirklys, ką jis jam atsako? Na, tai mes galbūt ir pažiūrėkime. Mes jau pažiūrėjome. Jūs kalbate, taip, čia labai svarbus momentas, aš pasižymėsiu, palaukite. Jo, tai jeigu aš irgi dabar žymiuosi, tai aš apsibrauksiu jį. Na, kol jūs braukitės. Tai pirklys sako, man vis tiek, ir čia, manau, yra padaroma labai esminė strateginė protagonisto klaida. Čia va taip suklumpama, manau. Tai suklumpama. Galime pasakyti, kad suklydo žodžiuose. Taip. Yra tiesiog jis parodė, kad jam nesvarbu kokią silkę Jis jam tiesiog duos. parodė savo neišprusimą visų pirma, ir antrais parodė, kad silkių srities yra visiškai diletantas ir neskiria Atlanto silkės, galbūt jam galėtų Atlanto silkė, Ramiojo vandenyno silkė. jam tas pats. Jam tas pats. Sekime, kas vyksta toliau. Taip. Kaip tai vis tiek? Pačiupinėkite, pauostykite, pakanokite. Sakoma, pagal skonį. Ant visos kūrios. Norėčiau su silke išeiti. Na ir Magnatas vėlgi tikriausiai nustemba, bet jis jau išlieka šaltas. Na, jis kadangi yra visiškas profesionalas, tiesiog perklausė, kaip tai vis tiek. Na, jisai tiesiog turi pasirūpinti, kad klientas išeis su pageidaujama silkė ir jisai... Taip, jisai supranta, kaip siūlo, gali būti vis jisai tiek. rodo pavyzdį, kaip reikia silkę rinktis. Kaip gali būti vis tiek, juk yra silkė pagal poreikį. Taip, na, toliau kolega sako, Ryti, pasakykite, kaip toliau jis sako. sako, pačiupinėkite, pauostykite, pakilnokite, kaip sakoma, pagal skonį. Taip, burna, skonis, prieskumas, viskas eina į vieną tašką. Pačiupinėti, kodėl? Nes silkės būna minkštesnės, kietesnės. Taip. Pauostyti, nes būna silkės dūmų aromato, Taip. būna su citrina, Dumblinos laimu, galbūt yra, visko dumblinos, būna. visokių. Ir galiausiai Tai pakilnoti, yra svoris. nes tai yra svoris yra svarbu, nes Svoris yra labai- vėlgi yra svarbus svoris, nes pagalvokime, pavyzdžiui, auksas, kuo sunkesnis auksas, reiškia, Tuo didesnė jo vertė. Praba. Vertė. Ir tas pats yra su silkė, kuo yra sunkesnė silkė, tuo daugiau To gėrio viso daugiau yra to pačioje gerumo, to silkėje. druskingumo, maistingumo ir visų kitų svarbių silkiai Savybių, teigiamų Taip, savybių. Teigiamų silkės savybių. Taip, Na tai galbūt ir pratęskime. taip, tada toliau. pratęskime video visą peržiūrą. Taip, Taip. jūs leiskite jau dabar jau jūs. Ačiū, kolega. Ant visos kūrios. Norėčiau su silke išeiti. Tai prašom, gal reikės ir iš vidurio. Na, Na tai vėlgi pirklys parodo savo nestabilumą, galbūt kaip žmogaus, o galbūt kaip pačio pirkėjo. Ir na, klausia tokio kvailo, galima sakyti, kvailo klausimo, tai tikrai galima sakyti. ar visos sūrios? Tai jis kalba apie silkes, su silkių magnatu, kalba su tuo žmogum, kuris atsakingas už visas silkes. Ir jo teiraujas, ar visos sūrios. Tai yra šiek tiek juokinga. Jeigu tu jau eini pirkti silkę, na, tai tu pas silkių magnatą ir tai yra Atlantos silkės. Tai yra atlantinės silkės, šviežios Silkės atlantinės šviežios, na, silkės. kaip jos gali būti nesūrės, šitas pats sakau. Ateini į turgų, pirkti duonos. Bočių duonos, Bočių pavyzdžiui. duonos pirkti. Juoda bočių duona ir bočių juoda. duona su kmynais. Ir tu klausi, ar visa duona juoda? Taip, Ar visa duona su kmynais? Ar visa duona bočių, nors parašyta juoda bočių Na, duona. tai tiesiog absurdiška. Taip, tokia ir dar situacija. vienas dalykas, esminis dalykas, kad na, pirklys toliau kaip ir
po Vėl klausimo. keista žodis. Vėl keista, sako, norėčiau su silke išeiti. Kas tai yra tariamoji eilinį kartą nuosaka? Neįgudusiam klausytojui galbūt šis teiginys Atrodo, norėčiau kaip ir susilpnėti viskas išeiti, normalu, atrodo ar ne? viskas normalu, tačiau įgudusiam lingvistui, Na, apskritai, kai žmogui, kuris domisi pačia kalba, pačia struktūra, forma ir jos naudojimu kasdieninio vartojimo, kalba yra gyvenime. vartojama, nenaudojama. Ačiū, kad pataisėte. Taip, tai jis teigia, norėčiau susilpnėti išeiti. Tariamoji nuosaka norėčiau, tai reikalauja sąlygos, tai būtų taisyklingas teiginys, norėčiau susilpnėti išeiti, jeigu visos sūrios, bet jis sąlygos nepasako, dėl to įdant išreikšti savo pozicijos tvirtumą. Taip, tai yra pilna tvirtumą, pozicija. Jis turi sakyti, Noriu noriu su silke išeiti. A jeigu dar tiksliau, noriu išeiti su silke, nes tarinys Na, turi taip, būti tai yra išreikštas, struktūra. tai yra sakinio sakinio struktūra. Taip. Na, galime tęsti toliau mūsų video. Palaukite, dar svarbus momentas, aš jums irgi pažymėsiu. Taipogi, štai čia, kai magnato žodžiai, apsibraukit. Taip, tai yra svarbus magnato žodžiai. Tai vat, tuo mes juos ir Mes išgirsime. juos jau išgirdome, man atrodo, ar ne? Ему Taip. Taip, mes visgi juos jau išgirdome. Galime dar atsukti dar kartą. Taip. Dar kartelį, ką braukėme mes visgi. Nes žiūrovom, kad būtų aiškiau vis dėlto įdant to aiškumo. Įdant. visos sūrios. Norėčiau su silke išeiti. Na, apie tai gal šiandien. Prašom, parenginuoti iš vidurio. Ir taip, čia magnatas vėlgi pabrėžia netiesiogiai, tačiau pabrėžia tai, kad jis neleis klientui tiesiog išeiti su bet kokia silke ir jis nori, kad klientas išsirinktų pats, dėl to ir sako, tai prašom, galite rinktis, čia jau yra pavartojama užšifruota mano manymų senovės žiemgalių kalba. Aš labiau linkęs į sėlių pusę, į sėlių kalbos pusę. Na, dar mes iki galo taip neįsiaiškinome visko. Tačiau šiaip ar taip, jis jam siūlo rinktis vėl silkę. Ir, na, Iš kažkur ar iš vidurio galbūt. Tas iš kažkur, mano manimų, pagal kontekstą galėtų reikšti iš šono, mes matome Taip. prekybos, Gal iš viršaus. vidurys, šonas, galbūt iš viršaus. Na, tai čia priklauso nuo silkių išdėstymo pozicijos iš silkių magnato akių, perspektyvos. Čia augi mano lietuvių kalbos mokytojas sakydavo, yra laisva interpretacija mokytoja. Mokytoja, supratau, tai nedangys. Gal. Taip, taigi, Na gerai, šiaip ar taip, tada tęskime video, ir pažiūrėkime, kaip toliau kalbasi, kaip vystosi visa istorija. visa vėlgi dinamika, sekime toliau. Čia pas mane lėtas kompiuteris. Ai, mūsų rėmėjai parems kitų Ему gal. Kurią? bet kurią. Ir taip, be abejo, iš pradžių tai Tai seka šiaip ar taip, tai nejauki pauzė. nejauki pauzė, būtent nejauki yra dėl to, kad pirklys pasimetė. Jisai tikėjosi, Kad nedosavo. Jis po savo teiginio, kad norėtų išeiti su silke, jis Taip. tikėjosi, kad jam bus į maišelį įdėta supakuota bet kuris Bet kuris silkė, nepasirinkta jo, Taip, o išrinkta silkių Tačiau magnato. Magnatas pasirinkė kitus profesionalas, jis vėlgi Jis nepasimeta, jis lieka stabiliai savo laikosi pozicijoje. savo vertybių. Taip. Vertybės nekinta, tai reiškia, kad magnatas yra statiškas Tai personažas. statiškas, galima brėžti galbūt tiesią liniją. Taip. Taip, tiesią liniją. visiškai linija. Ir dėl to... Na, jis perklausė vėlgi, kurią silkę, o pirklys, vėlgi tęsia savo. Tai yra- Jis irgi vėlgi, galima sakyti, čia jau tampa statiškas, nebeišsimušia ir atsako eilinį kartą, bet kurią, Bet čia jo parodo, kad jam statiškumas, nesvarbu. tai Tai yra sąlyginis dalykas, žinoma. Magnato statiškumas galbūt yra teigiamas. Ne, taip. Statiškumas dar gali būti ir teigiamas ir neigiamas. Pirklys apskritai yra labai gal neigiamas personažas, nes įkamuoja tas prieskumas. Ir būtent prie skumo kamuojamas to antagonisto, jis Taip. dedinas tų dalykų. Na, jis eina link elgesi blogio neadekvačiai. pusės. Elgesi neadekvačiai. Ir galime sakyti, kad ši dialogo dalis buvo absoliutus pirklio kalbos klaidų benefisas. Taip. Tai jau buvo finišo tiesioji praktiškai. Ir, Na ir pažiūrėkime, Žiūrėkime, kaip vyksta artėja viskas jau prie toliau. pabaigos. Tai jau netoli ir pabaiga. Jūs vėlgi Šito čia. jau tik pamanykite pasakyti, kurim prieš kvies. Susimildamas, duokite man silkę. Magnatas ką jis dabar daro? Jis pradeda savo teiginį
žodžiu, tučtuojau. Reiškiasi, kad ir koks profesionalas bebūtų pats silkių magnatas, Tačiau jo kantrybė irgi nėra beribė. tai jau pradeda jam galbūt šiek tiek erzinti, Čia erzelys. suveikia tas žmogiškumo faktorius. Na tai visi juk esame žmonės, net ir pats silkių magnatas būdamas bent didžiausio lygio profesionalu, Taip. na, yra galbūt šiek tiek išmušamas iš vėžių. Ir, na, bet tačiau jis nepraranda savo orumo, savo Ir pagarbos. Vėlgi daugiskaita, Taip, žodelį malonėkite. Tai yra labai, galėčiau sakyti, mandagus pagarbus žodis ir vėlgi, na, tęsia savo, bando tiesiog privesti pirklį prie to, jog jis pats išsirinktų tą silkę. Toliau teigia magnatas, pas tučtuojau malonėkite, pasakyti, kuri jums prie širdies. Prie širdies. Kas tai yra Taip, širdis? širdis. Širdis turi dvi esminės funkcijas. Pirma, Gyvybė. kraują palaiko tą gyvybę ir Jausmai. mylėti. Jausmai mylėti. Jausmai Na, ir sakydamas, tauriausi silkė prie širdies reiškia, kad na, magnatas parodo, kad tai jam nėra tiesiog prekė, tiesiog kažkas, ką jisai Taip, tai jam yra jau dalykas yra tam artimas, tikras, tai yra tam emocinis tikras ryšys. tai yra empatija. Tai yra, empatija. magnatas, silkės manau, ir yra magnatas. pakankamai apskritai empatiška asmenybė. Aš irgi taip manau ir dabar mes matome kaip tik stambių planų 3 Taip. šviežias Atlantinės silkės. ir Ir, galbūt na, šiaip ar taip, tęsiant toliau video tada visą, na, diskusiją, tai po to seka nejauki pauzė, kaip ir galėt girdėti, na, ir pirklys toliau tarė. tai Mes jau šitą šiek tiek klausom, gal matau, kad šitą aš pasižymėsiu, jūs pažymėkite gal man čia. Aš jums pažymėjau. Aš dabar pasimečiau šiek tiek. Aha. Taip, Tai va, čia ir šitas. tada, taip, čia būtent šitas. Šitą vietą aš tą šiek tiek atsuksiu, tada, kad mes galėtume dar kartelį išgirsti na, visą pirklio pasakymą. Taip, tik labai svarbu žodžiai. Duokite man silkę. Tuoj silkę man. Na, kaip matote, pirklys jau kaip ir pasimeta. Pusiausvyrą prarandas, tai pažiūrėkime, ar tarsi tvarkingas žmogus. Taip, tvarkingas, balti marškiniai. baltiniai Taip. sukišti į Kelias kelias, kaip pagal reikalauja. visas mados tradicijas, klasikinės mados tradicijas. Beretė, na tiesiog. Beretė, taip, tai yra nėra kaimo prie ko žmogus. Taip, neprikipsi. Tiesiog tai yra tvarkingas, matosi nusiprausęs, pasipuošęs žmogus. Ar Atėjo į turgų. nusiprausis mes negalime. Mes negalime, galime tiesiog, tik na, spėlioti. Taip, tai yra Tai yra spėjimas. spekulacijos, kurios neaišku kiek teisingos, bet Na, ir šiaip ar galbūt taip, grįžkime į vėžes. grįžkime į vėžes, pirklys jau kaip ir tikrai praranda visą savo kantrybę ir sako, na, cituoju, susimildamas, duokite man silkę, tuoj silkę man. Na ir matosi, kad tai čia yra, manau, kad pasiekiamas aukščiausias įtampos taškas. Tai yra Čia tas apogėjus. kada jau prieskumas tiek Apima visą pirklį, receptorių skonį. visas produktas ir jo visą esybę. Atsiprašau, čia šiek tiek techniniai sklandumai. Na, čia operatorius galbūt. Operatorius. Nieko tokio. Tai visą esybę apėmė prieskumas, kaip minėjau. Taip. Ir Na, jis jau jūs- susmildamas, vartoju žodžiu Susimildamas, jo yra tikrai blogai. Nebenulaiko. ir tiesiog- Tačiau jis dar ir vartoja liepamąją nuosaką, na praktiškai liepant sako, tuoj silkę man. Ir čia yra absoliučiai vėlgi netaisyklinga gramatinė konstrukcija, tuoj silkė man, Na taip, čia net nėra nėra tarinio sakinio, tai jau yra... elementariausio tarinio. Taip. Bet šiaip ar taip, na tai yra vėlgi labai nemandagus žestas. Na, pažiūrėkime, ką atsako jam magnatas. Prašome pasakyti, kuri jums prie širdies. Širdis. Silkę po velnių. Ir čia vėlgi akcentuojama yra širdis, man Širdis, vėlgi parodo, jausmai, kad meilė. silkė, na, tu arba jauti silkė. Silkė, Reikia pajausti, aš reikia pajausti, jinai turi būti tavyje. Fiziškai turėti silkį yra viena, visai kas kita yra sutapti su ta silkė. Taip, sutapti. Ir šiaip ar taip, magnatas vėlgi pirklio spaudžiamas, pirklio negražiai žodžiais galbūt jau pavadintas. Koliojamas gal? Koliojamas šiek tiek. Sako, prašome pasakyti. Jis toliau išlieka, išlaiko tą savo statiškumą, tą savo mandagumą, iki galo lieka teigiamas personažas. Aukščiausio lygio profesionalas. Aukščiausio lygio profesionalas. Trūksta mums O tokio. ką daro pirklys? Pirklys absoliučiai nepagabiai. Na tai jau yra pats aukščiausio Tai lygio, gal na, net įžeidimas. žemiausio lygio, ta prasme, kad tai žiūrint jau yra kaip žemas. pažiūrėsi. Jau kaip Jis pažiūrėsi. pavartoja nuo seno. Aš apsibrauksiu. Apsibrauk. Ta, va, aš jums gal Jūs man apibraukit. Čia. Tai va, tai, na, cituojant pirklį, sako jisai, silkę po velnių.
Tai yra labai nepagarbu, Tai yra nuo nemandagu. seno vartojamas lietuviškas keiksmas. Taip, na, tai yra Nepabijok visiškai šito žodžio, tai yra keiksmas. Tai yra, na taip, sutik, Nes koks tai yra yra keiksmas. velniai, tai nieko pozityvaus. Apskritai, velniai nelabai vartotina turėtų būti. Tai net neiššaukia nieko pozityvaus žodis velniai. Na, čia pozityvumo nerasta. Ir dar sako greitai, eilinį Tai kartą. reikalauja, kad greitai, nors pats vilkina šį visą procesą. Tai tiesiog Na ir tačiau, kaip ir atrodo epizodas jau baigtas, jau nebeliko ką pamatyti, tačiau mes turime dar vieną mini siužetėlį. mistiškas, Tai sakyčiau. yra tikrai mistiška. Tai yra Twin Peaksiška, jeigu kalbant apie plačiąją kino pramonę. Kas žinot, Twin Peaksas tai buvo serialas per LRT rodė. Deivido Linčo. Jo. Greitai. Ir tai. Ir tai, štai yra video pabaiga, paskutinis epizodas, visiškai netikėta sena moteriškė, Taip. liaudiškai apsirengusi, klausė. Ko jį klausė? Aš pacituosiu. Jūs pacituokite. Tai klausia, kam žvakių? Ir mes tiesiog pagal kontekstą nežinome, ką galėtų reikšti visą tai, bet aš turiu savo šiokį tokį spėjimą. Matai, Įdomu būtų išgirsti. Istorija prasidėjo magnato klausimu. Kam silkių skanių? Istorija pasibaigė moters klausimu, kam žvakių? Tai yra Tai tikriausiai pradžia ir pabaiga, tai yra įdomus režisieriaus pasuktas siužeto vingis. Be abejo, ir tai galbūt net implikuoja, kad netolimoje ateityje žvakių magnatas gali perimti rinką iš silkių magnatų. Na, visko gali būti, tačiau mano spėjimas, mano interpretacija būtų tokia. Žvakės, kapai, mirtis, na, aš sakyčiau taip, jog pirklys pasielgęs negražiai su silkių magnatu. Jis negavo tos silkės, nes jis nepasirinko, tas prieskumas užėmė visą burną, galbūt, na, ištiko paskui kažkokia bėda ar liga užpuolė, na, automatiškai. Ir artimiausiu metu, na, prabėgus galbūt mėnesiui, galbūt keliam metam jisai mirė, nes, na, pažiūrėkime, viskas susiję. Žvakės, mirtis, vėlinės, mes sėdame šiuo metu per vėlinės mūsų svetainėje. Be abejo, na, Tai yra mano interpretacija. Kitą dar šiokį tokį variantą, na, žiūrėk, jam buvo prieskų burnoje, jam reikėjo to sūrumo, jam taip pat nepavyko išsirinkti silkės, nepavyko įsigyti silkės ir, kaip žinia, žvakės yra pagamintos iš ko pagamintos žvakės? Na, iš vaško. Iš vaško. Vaškas taipogi yra sūrus. Nežinau, niekada neragau. Aš esu valgęs žvakę, esu per kūčias. Ir žinau, kad jos tikrai yra sūrios ir galbūt tiesiog jis kaip alternatyvą pasirinko ir įsigijo žvakę ir suvalgė. Na, galbūt mes to nežinome, bet galbūt. Ir taigi Na, šita moteriškė yra pakankamai mistinė būtybė, mistiška. mistiška būtybė. Taip, šiame video, na, nežinome, galbūt, na, tai Mes yra jos rolės nežinom, galbūt tai įveda mus į potencialią antrą dalį, galbūt reikia laukti pratęsimo. Galbūt, na, jinai tiesiog yra režisierių žaismas. Laikas parodys. Parodys laikas. Tik laikas. Taip, na, manau, kad Reikėtų galbūt apibendrinti mūsų Taip. visą analizę, interpretaciją, ir tai būtų jums tas toks standartinis klausimas, standartinis užbaigimas analizės. Tai ką tik pažiūrėto siužeto, tema ir pagrindinė mintis. na, manau, pradėsiu galbūt nuo temos. Tai tema, mano nuomonė, na, būtų tai kova su savimi, tikriausiai žmogaus kova su ne tiek savimi, kiek jo pradų, poreikiais, na, tais esminiais dalykais, jau kaip nuo prigimties, ką atsinešame, ką turime mes patys. Tai norus. Kova su prieskumu. Tai prieskumas, tai yra, na, šiaip ar taip tai yra valgymas, o na, kūdikiai, ką tik gimė, jau iš karto valgo. Pieną, bet valgo. Taip, žmogus bet kurioje gyvenimo stadijoje, ar jam gerai, ar jam blogai, ką jis daro? Jis valgo. Jis Jam valgo. galbūt ne visada valgo, bet jam visada reikia maisto. Ir valgo. Na, valgo ar kažkas per kateterį galbūt gauna, bet esmė maistas. Taip, puikiai pastebėjot, kolega, taip. Na, Tai o- apibendrinta vienu sakiniu. Na, tai žmogaus, vienu sakiniu, žmogaus kova su savimi. Taip, gerbiami žiūrovai, tema
yra žmogaus kova su savimi. Na, tada tai pagrindinė mintis jūsų manymu, kokia būtų? Na, Ryti, kad aš čia vienas nešnekėčiau, aš paliksiu pagrindinę mintį jum pačiam pasakyti, nes mes jau ir dar kalbėjomės prieš laidą, tai jis labai ten gražiai viską susakė. Taip, aš čia esu kaip tik pasižymėjęs. Ai, matau, aš irgi čia dar... Savotiškai gal net sentencija gal. Na taip, čia gaila negalime šito viso parodyti į mūsų žiūrovų, tačiau yra įdomu. Mano manymu, pagrindinė mintis šio siužeto, šios istorijos yra tokia, kad visada svarbiausia išlikti profesionaliu. Taip, kai tai padarė magnatas, na, kaip norėčiau pasakyti latiniškai, ifaris, spektakuliarė, profesionalus. Taip, šiaip ar taip, galbūt netgi aš papildyčiau jūs ne tiek profesionaliu, kiek išlikti žmogumi. Nes kaip žmogus yra žmogus. Taip ir žmogui yra žmogus. Nors šioje situacijoje mes matome, kad magnatas buvo žmogus. Taip. Tačiau pirklys nebuvo žmogus. Ne visai buvo, galima būtų. Elgėsi šiek tiek nehumaniškai. Taip, tai nebuvo visiškai humaniškas elgesys iš pirklio pusės. Iš pirklio. Iš magnato perspektyvos be abejo nebuvo lengva su tuo susitaikinti, tai suvirškinti, tačiau jisai, kaip jau ne kartą sakėme, išlaikė tą profesionalų. Taip, žmoniškumu, jis išliko žmogumi. Na, taigi, labai tikiuosi, kad neprailgo laikas su jumis. Taip, kaip primenu, mes analizavome video siužetą Silkių magnatas, kurį galite rasti interneto platybėse. Taip, tiesiog suveskite Silkių magnatas. Manau, kad rasite tikrai. Tikrai rasite, prisijungsite prie tų Plungės Prienų gyventojų, kurie jau yra stebėję. Galbūt padarysim kada ir 3 palangas. Gal, kaip sakoma, opa, Sėsk į bliūdą ir paka. Na, tai kolega, aš visai net taip norėjau pasakyti. Na, tai mano polkas. Tai yra juokinga. Čia palanga juk yra ta sentencija. Ai, teisingai, kita sentencija. Tai jūs vėl pasakykite. Taigi, opa. Juda, palanga. Na, tai, žinokit, galime ir užbaigti. Pralinksminote. Labai malonu. Neskubėkite. Aš norėčiau atsisveikinti, teikti dovanų. Dovanų? Tai be abejo. Yra mūsų laidos rėmėjas, tai yra Super Cobra insekticidai. Tai tiesiog žudyti, kaip suprantu, nariutakolis. Tai yra labai toksiška vandens organizmams. Gali sukelti ilgalaikius nepalaidę. Palaukite, aš turiu padaryti visą šitą programą. Ir tai pasibaigia žodžiu nerūkyti. Šio dalyko negalima rūkyti. Tai yra skirta, kaip matote, kas čia yra. Skruzdėlė. Pažiūrėkime, parodykime žodžiu. Skruzdėlė? Taip, skruzdėlė. Čia yra voras? Gal net tarantulas. Galbūt ir bet voras. Ir čia jau tarakonas. Čia jau yra tarakonas. Čia tarakonas. Latiniškai kokročus. Kokročus, tai pažiūrėkime. Buvo dar toks per televiziją rodomas vaikams serialas Ogis ir tarakonas. Tai yra aerozolinis, kaip matote, purškiklis. Mes galbūt dabar nepurškime. Galbūt vietoj dezodoranto irgi. Na, žinau, kad ne. Aš į namuose išbandysiu. Super Cobra insektus šiuo metu senukose galite įsigyti. Labai ačiū senukam. Tai dar ne viskas. Dar ne viskas. Pogi didžiausias pasaulyje tarkų platintojas, uždaroji akcinė bendrovė UAB Tarkos. Čia galime pažiūrėti. Čia, pavyzdžiui, galite tarkuoti pulvę, kaip suprantu, čia skirta yra? Mėsai, daržovėm, sūrį, iš visų pusių galite sūrį juostelėm. Mes kaip tik rytoj šeimoje kepsim cepelinus, virsim, atsiprašau. Puikiausia tarka bulvėms, tai yra tiesiog daugiafunkcinė tarka. Labai nuostabu. Ir uždaroji akcinė bendrovė Tarkos jums dovanoja šią tarką. Ir tikimės, kad jums pravers. Ir be abejo, čia jau yra nuo manęs, čia už tai, kad jūs buvote kartu su mumis, tai yra 2 litai. 2 litai. Tai šiais laikais yra pinigas. Tai yra pinigas, matote herbas, tai yra 2008 metų kalyklos litai, tai jau yra 5 metų senumo. Tai turi savo išliekamą vertę ir norėčiau jums įteikti šios 2 litus. Ačiū labai Ryti, kad pasikvietėt, buvo tikrai labai malonu. Ačiū labai, negalima sakyti, labai ačiū. Labai ačiū. Tai labai ačiū jums, žinoma, kad atvykote. Jūs vis tiek ten iki Antakalnio netoli važiuoti. Tai mane palydės. Kas jūs palydės? Šeima. Šeima. Atvažiavo. Tai gerai. Taigi kitų pasimatymų.